Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Nuodėmės kelias yra sunkus, bet kadangi tai darydamas paniekinai Viešpatį, tau gimęs kūdikis mirs. 2 Samuelio knyga, 12 skyrius, 14 eilutė. Per vėlesnes kartas netikintieji rodė į Dovydo charakterį, suteptą šią tamsią dėmę, ir triumfuodami su panieka sakė: tai yra žmogus pagal Dievo širdį. Tai tapo papiktinimu religijai, piktžodžiavimo prieš Dievą ir jo žodį priežastimi. Sielos užkietino širdis netikėjime ir daugelis prisidengę pamaldumu atsidavė nuodėmiai. Tačiau Dovydo istorijoje nėra jokios tolerancijos nuodėmiai. Tik tada, kada vaikščiojo Dievo keliais, jis buvo pavadintas žmogumi pagal Dievo širdį. Jam nusidėjus, tai nebebuvo tiesa tol, kol per atgailą jis nesugrįžo pas Viešpatį. Nors Dovydas ir atgailavo dėl savo nuodėmės, gavo atleidimą ir buvo Viešpatės priimtas, tačiau jam buvo lemta gauti pražūtingos pasekmės nuodėmės, kurią pats pasėjo. Susilpnėjo jo autoritetas šeimoje ir iš savo vaikų jis susilaukė mažesnės pagarbos bei palankumo. Savo kaltės jausmas neleido kalbėti, kada jis turėjo pasmerkti nuodėmę, ir susilpnino jo ranką, įgyvendinant teisingumą savo namuose. Tie, kurie rodydami į Dovydo pavyzdį bando sumenkinti savo pačių nuodėmių kaltę, turėtų išmokti iš Biblijos užrašų, kad nusižengimo kelias yra sunkus. Nors jie ir nusigręžtų kaip Dovydas nuo savo nuodėmių, jų pasekmės net ir šiame gyvenime būtų karčios ir sunkiai išgyvendinamos. Sužeisdamas savo artimą žmogų, užsitrauki kaltę, tačiau jo didžiausia kaltė yra nuodėmė įvykdyta prieš Viešpatį ir bloga jo pavyzdžio įtaka aplinkiniams. Nuoširdus Dievo vaikas nežiūrės lengvabūdiškai nei į vieną iš jo reikalavimų. Dievas norėjo, kad ši Dovydo puolimo istorija taptų perspėjimu, kad netgi ir tie, kuriuos jis gausiai palaimino, neturėtų jaustis saugiai, atmesti budrumų ir maldų. Kiekvienam, kuris nuolankiai troško suprasti šią Dievo pamoką, ši istorija pasitarnaudavo tinkamai. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.